Ši vaizdo pamoka padės išmokti, kaip internetu patikrinti ir įsivertinti savo kredito istoriją naudojant skaitmeninius įrankius. Turėdami šį įgūdį gebėsite numatyti paskolos tikslą ir pagal finansinės galimybės pasirinkti tinkamą paskolą. Suprasti, kas yra kreditingumas ir kodėl jis svarbus. Suprasti, kas daro įtaką kredito reitingui. Finansinės operacijas, asmeninius kreditus ir paskolas valdyti internetu. Finansinius sandorius internetu atlikti saugiai ir efektyviai. Pirmas žingsnis. Paskolos tikslo numatymas ir paskolos pasirinkimas pagal finansinės galimybės. Pirmiausia, nuspręskite, kodėl reikalinga paskola ir kiek pinigų jums reikia. Tiksliai apskaičiuokite reikiamą sumą ir įvertinkite, ar įsipareigojimas bus trumpalaikis ar ilgalaikis. Paklauskite savęs, kam man reikia pinigų. Kiek tiksliai jų reikia? Ar galiu dalį reikiamos sumos padengti savo lėšomis? Pasirinkite paskolą atitinkančią jūsų pajamas ir finansinę padėtį. Venkite pernelyg rizikingų ar brangių paskolų. Įvertinkite paskolą atsižvelgdami į savo mėnesinės pajamas ir išlaidas. Visada įvertinkite galimus pavojus, aukštas palūkanų normas, trumpus grąžinimo terminus ir papildomus mokesčius. Antras žingsnis. Kas yra kreditingumas ir kodėl jis svarbus? Kreditingumas tai rodiklis nusakantis, kokia tikimybė, kad grąžinsite pasiskolintus pinigus. Kreditingumo būklė lemia jūsų galimybės gauti paskolą, kredito kortelę ar hipoteką. Skaitmeniniai įrankiai padeda lengviau stebėti kredito būklę ir suprasti, kaip ją vertina skolintojai. Kredito balas rodo jūsų kredito istorijos patikimumą. Geras kredito balas padeda lengviau gauti paskolas ar kredito korteles. Savo kreditingumo balą nemokamai ar už nedidelį mokestį galite pasitikrinti internete. Tikrinant kredito balą internete, svarbu naudotis patikimomis bankų ar kredito įmonių teikiamomis svetainėmis ar programėlėmis. Registruodamiesi ir pateikdami asmeninę informaciją, vykdykite saugumo reikalavimus, pavyzdžiui, dvigubą tapatybės patvirtinimą. Taip pat svarbu peržiūrėti savo reitingą. Peržiūrėję reitingą, pasinaudokite paaiškinimais. Skaitmeninės platformos dažnai nurodo, ką reiškia balas ir kaip jį pagerinti. Kredito istorijai stebėti rinkitės nemokamus skaitmeninius įrankius. Naudodami šiuos įrankius greičiau sužinosite apie pokyčius, praleistus mokėjimus ar naujas kredito užklausas. Trečias žingsnis. Kas daro įtaką kredito reitingui? Tikrinant balą skaitmeninėmis priemonėmis ar programėlėse, jis dažnai būna suskirstytas į dvi dalis. Apžvelkime abi dalis. Pirmoji – mokėjimų istorija. Tai svarbiausia kredito balų sudedamoji dalis. Ji parodo, ar laiku mokate sąskaitas, paskolas, kredito korteles ir kita. Antroji – kredito panaudojimas. Jis parodo, kiek išleidžiate naudodamiesi kredito kortelėmis, palyginti su jums suteikta kredito riba. Programėlė visada rodys kredito panaudojimą ir įspės, kai jis bus per didelis. Trečia – kredito istorijos trukmė. Kuo ilgiau atsakingai naudojatės kreditu, tuo geriau. Skolintojai mėgsta matyti patikimą kredito istoriją. Todėl neuždarykite senų, nenaudojamų kredito kortelių, jei jos vis dar aktyvios ir tvarkingos, jos gali pagerinti kredito reitingą. Naujas kreditas. Venkite per trumpą laiką teikti daug kredito ar paskolų paraiškų. Tai gali neigiamai paveikti jūsų reitingą, nesudarys įspūdį, jog patiriate finansinių sunkumų ar per dažnai skolinatės. Vis tik skirtingų tipų kreditai gali būti vertinami palankiai. Pavyzdžiui, turint kredito kortelę, telefono mokėjimo planą ar nedidelę paskolą, parodoma, kad gebate atsakingai valdyti įvairius finansinius įsipareigojimus. Dauguma kredito programėlių ne tik rodo reitingą, bet ir suprantamai paaiškina, seka pokyčius ir teikia patarimus. Ketvirtas žingsnis. Finansinių operacijų, asmeninių kreditų ir paskolų valdymas internetu. Pirmiausia, išbandykite skaitmeninės platformas, peržiūrėkite banko svetainę ir atsisiųskite jo mobiliąją programėlę. Reguliariai tikrinkite savo sąskaitas ir mokėjimų grafikus.
Nepraleiskite įmokų, nuolat stebėkite mokėjimų ir operacijų istoriją. Nustatydami automatinius mokėjimus ir dukart tikrindami nustatymus išvengsite vėluojančių įmokų. Nepamirškite pritaikyti mokėjimo plano pagal savo situaciją. Jei finansinė situacija pasikeičia, svarbu ieškoti galimybių mokėjimus atidėti arba juos sumažinti. Reguliariai tikrinkite savo kredito reitingą, tai padės laiku pastebėti klaidas ar tapatybės vagystės požymius. Pastebėjus netikslumų, svarbu nedelsti. Problemą spręskite naudodamiesi programėlės klientų aptarnavimo funkciją ir saugokite visą susirašinėjimą. 5. žingsnis. Finansinius sandorius internetu atlikite saugiai ir efektyviai. Skaitmeninių sandorių esmė ne tik greitis, bet ir saugumas. Išmokę svarbiausius dalykus, galėsite naudoti skaitmeniniais įrankiais efektyviai ir saugiai. Pirmiausia, pasirinkite tinkamą skaitmeninį įrankį, pasidomėkite mobiliosiomis bankininkystės programėlėmis, elektroninėmis piniginėmis ar mokėjimo platformomis. Palyginkite funkcijas, saugumo priemones ir naudotojų atsiliepimus, o programėlės atsisiųskite tik iš oficialių parduotuvių, taip užtikrinsite saugumą. Venkite nepatikimų šaltinių. 2. Nustatykite saugius būdus tapatybei patvirtinti prisijungiant prie skaitmeninių paskyrų arba atliekant sandorius. 3. Prieš patvirtindami mokėjimus, dar kartą patikrinkite duomenis ir gavėjo informaciją. 4. Prieš patvirtindami mokėjimą, atidžiai patikrinkite duomenis ir įsitikinkite, kad gavėjo informacija teisinga. Linkime sėkmingai ir atsakingai valdyti savo kreditus bei paskolas naudojantis išmaniaisiais skaitmeniniais įrankiais.